Seime įgauna pagreitį mūsų su kolegomis užregistruotas projektas. Tai yra iniciatyva, kad ūkininkai galėtų įsigyti įsiterpus arba besiribojančią žemę, kas padėtų jiems padidinti savo žemės sklypus, sumažinti biurokratiją. Kalbame apie mažus įsiterpusius arba besiribojančius žemės sklypus, kurie neturi kitokios reikšmės, tai yra juose negalima formuoti sklypų laisvosioms ekonominėms zonoms, statyboms, dar kažkokiems tai kitiems objektams ir jie realiai gali būti naudojami tik žemės ūkio veiklai. Tai tie patys ūkininkai realiai prisidės prie valstybės gynimo biudžeto papildymų. Labai svarbu, kad mes apgintume tuos saugiklius, kurie yra Lietuvos įstatymuose ir neleistume didiesiams koncernams padidinti savo žemės plotus. Jau dabar kai kurios šeimos valdo 10 000 hektarų. Todėl šitas pardavimas turi nueiti vidutiniokams, smulkiems ir visi reikalingi saugikliai jau yra apsvarstyti komitetuose ir labai svarbu, kad plenariniai saliai neatsirastų lobistinių pasiūlymų vėl grąžinti viską taip, kad stambieji žemvaldžiai galėtų išpirkti tą žemę. Taip nebebus, bet visi, ypač smulkieji ir vidutiniokai, būkite budrus ir sekite Seimo balsavimus.